Labas rytas visiems, kurie stebi mūsų atliekamus darbus. Šiandieną noriu parodyti mūsų atliekamus darbus. Daugelis mumis žino kaip šlaitinių stogų specialistus, žino kaip specialistus, kurie montuoja šlaitinius stogus, tai yra čerpės, šiferis, karda ir taip toliau. Ir taip daugelį metų buvo. Bet paskutiniu laiku truputėlį pradėjome vystyti plokščių stogų temą. Mums tai neatrodo kažkoks, kaip sakyt, raketų mokslas. Ir jau kuris laikas mes dengiam tiek PVC, tiek EPDM plokštumas. Daugelį metų mes ruošdavome karkasus ir atlikdavom paruošiamuosius darbus kitiem meistram. Niekada neturėjom kažkokių super pastabų, kad kreiva būtų šleiva ar kažkas. Ir metam bėgant mūsų klientai vis daugiau prašydavo mūsų, kad mes atlikinėtume darbus, sakykime, nuo A iki Z, nes būdavo taip, kad paruošiam, ateina kiti meistrai, tiesiog, kaip sakykime, išspardo tą dangą, prisiklijuoja ir ties tuom baigta buvo. Tai klientų buvo pageidavimas, kad atlikinėtume darbus nuo A iki Z, patys kaip meistrai įsivertinom, kad tai nėra kažkoks kosmosas. Na ir pradėjom atlikinėti šios darbus. Sekasi gan neblogai, nusiskundimų neturime. Jo labiau, kad kaip ir minėjau, darbas būdavo ir anksčiau šis mūsų atliekamas. Tiesiog jį nedavesdavom iki galo. Trūko gal kažkiek drąsos, gal kompetencijos, be abejo ir kažkiek pačios įrangos. Nes jeigu kalbam apie PVC, tai reikėdavo ir mašinas automatinės nusipirkti, kurios kainuoja tikrai nepigiai. Bet visą tai padarėm ir teikiame šias paslaugas. Šiandieną gal labiau norėčiau su šiuo video parodyti ir perteikti, kaip mes atliekame parapetų formavimo, montavimo ir šiltinimo darbus, kad būtų, kaip sakyt, žmonėm įsivaizduojama, kaip mes tai darome. Šis namas yra ypatingas tom, kad pati siena, kaip matote apačioj, jinai nėra plati, tai yra dujų silikato siena, jos plotis yra 18 cm, bet parapetas pats išplatėja iki 77 cm. Ir ryšim su tuo, kad prie mūsų turimos sienos dedasi 30 cm polistirolo, šiltinamasis išorinis sluoksnis, plus dėsis apdaila tokia. Dėsis dar papildomas karkasas, kurį jau montuos kiti meistrai, ir ryšim su tuo reikalingas medinis karkasas, prie kurio prisirištų dar vienas karkasas, kuris leisis žemyn. Na, gal man truputėlį čia sunku paaiškinti, bet esmė tokia, kad šiame objekte mes negalime, sakykime, išformuoti iš putų polistirolo ar ekstrudinio šiltinamos medžiagos to pačio parapeto, kaip kad daugelis daro. Paima tiesiog iš putų polistirolo, išformuoja, suklijuoja ir gerai. Čia to negalim daryti, todėl turim daryti medinį karkasą. Kaip jau matėte, siena yra 18, daromas toks medinis karkasas. Na ir kaip matote, tarp karkaso yra sudedamas putų polistirolas. Mes pjaustome su pjaustyklė, ne su pjūklu, tai viskas labai gražiai susideda. Toliau, apšildžius tarp konstrukcijos putų polistirolų paprastu yra dedamas FF piras. Gali būti FF Film Foam, gali kaip šiuo atveju Bevi, čia nėra labai didelio skirtumo, varža jų ta pati. Esmė tokia, kad jisai pas mumis turi būti su folija, kadangi ant šio stogo yra planuojama dėti EPDM danga. Daugeliu gali kilti klausimas, kodėl yra viršus ir šita vieta siauresnė. Tai noriu iš karto paaiškinti, kad šioje vietoje mes nededam iki pat apačios piro, kadangi iki čia dar truputėlį aukščiau dėsis paprastas putų polistirolas, kuris apšildo visą šitą plokštumą. Ir paskui, kada dedame FF pirą, jis tiesiog užeina ir gaunasi sąlytis folija su folija. Jeigu taip trumpai, yra jau padarytas šis darbas. Nušokau.
Tai va, kaip matote, čia lygiai taip pat yra padaryta. Putų polistirolas, kaip matote, užeina ant FF piro. Paskui yra montuojamas dar ant putų polistirolo dar vienas FF piras, kadangi EPDM prie putų polistirolo nelimpa, čia ne PVC, tai reikia sklijuoti FF pirą. Kitas dalykas yra tai, kad šiame objekte yra, kaip matot, langai ir tiesiog reikia laimėti tiek varžos, ta prasme, tiek aukščio. Sąlytis koksai. Piras, putų polistirolas, ant viršaus dar vienas piras. Kaip matote, viskas yra sudėta, prakryžminta. Be abejo, įdedama iš 3 sluoksnių, viskas yra prakryžminta. Pats putų polistirolas yra tvirtinamas tokiais grybukais. Aišku, nereikia pamiršti, kad jie yra tuščia viduriai ir pritvirtinus reikėtų įpūsti ne montavimo putų, o termoizoliacinių putų. Pats piras yra tvirtinamas dar vienais tvirtinimo elementais, tokiais spiraliniais grybais, kaip čia pavadint. Ir galutiniam rezultate mes ant čia galime vaikščioti, trypt. Be abejo, čia sunkvežimį neužvarysi, bet žmogus tikrai gali vaikščioti ir bėgioti ir taip toliau. Paskui, kaip matot, yra dedama EPDM danga. Na, truputėlį dabar yra toks chaosėlis, kadangi pati darbų pradžia yra, tai dar parapetai neužleisti. Tiesiog plokštuma padaryta, yra įlajos suformuotos, įlajos tik tai skylutė. Paskui yra davedama iki galo. Be abejo, įlajos vamzdžio prakišimas turi būti apšiltintas dėl rasos taško. Ir tokiu būdu yra dedama EPDM danga. Tai va, bet esminis, ką norėjau šiandieną parodyti, tai kaip yra parapetai formuojami. Va. Nes čia dar darysis vienas karkasas. Todėl negalim iš polistirolo tiesiog formuoti belę, kur nieko dar jokios apdailos nesideda. Ok, išlaikys, bet šiuo atveju nelaikys, nes dar į apačią leisis. Dar vienas čia formuosis karkasas, bet čia jau ne mes atlikinėsim. Čia fasado montavimo darbus atliekantis vyrukai. Tai va, bet galutinis gaunasi labai gerai, esam porą jau tokių padarę. Tiek testus darė sandarumo, tiek žiemą darė termotestus visus. Šilumos pralaidumo nusiskundimų negavom. Toliau, kai pabaiginėsim jau iki pat galo, dar parodysim vaizdų, nes dabar toksai, kaip sakyt, nei skustas, nei luptas, bet pačią pradžią norėjau padaryti, nuo ko, kaip sakyt, iš ko susideda tas visas sluoksnis. Nes dažniausiai visi matom jau tą grožį, o šito vaizdo mes nematome. Tai va, stogas yra iš tikrųjų daug apšiltintas, tai yra paprasto, sakykim, to pagrindinis polistirolas čia, tada dedamas nuolidinis ir kaip matote su folija. Su folija, kaip minėjau, dedama tam, kad tiesiog EPDM klyjas nelimpa, ne tai, kad nelimpa, bet jisai ėda putų polistirolą. Tai va, dėl to ir yra taip daroma. Va, čia jau visas stogelis mūsų šildomas, darbai vyksta. Manau, porą dienelių ir bus uždengta. Va, kol kas aišku, chaosas, atrodo lyg šiukšlynas būtų, bet tiesiog tai yra didelis suaugusių Lego. Dedam, na ir susideda paskui viskas. Būna gražu, švaru ir mes kaip meistrai liekam patenkinti. Ir didžiausias džiaugsmas, kada klientas yra patenkintas. Kituose video jau parodysiu, kaip atliekame apskardinimo parapeto darbus. Tai šį kartą tiek, iki kitų susitikimų. Gerų jums darbų, iki.